Kalbės Juozas Vaišnoras. Atstovauju Lietuvos asmenų įgaliotojų atstovų draugiją. Gerbėmieji, 90% Lietuvos tautos piliečių nepasitikė lietuvišką teisėsaugą. Tai ar problema ar ne problema? Tai kas tada ją pasitikė? Tikriausiai vyriausybė, prezidentūra, Seimas ir mafijinė struktūra, kurie iki šios dienos sėkmingai talkina taip vadinamą teisėsaugą su generalinė prokuratūra priešakyje, nes jos nieko nedaro ir nesiruošia nieko daryti. Kiek seimūnų priklauso mafijiniai struktūrai ir juodajam teisingumui, parodys šios dienos balsavimas. Į Lietuvą nepriklausomybę atnešė kunigai, vienuolės, disidentai, kurie kurie sovietmečiu kovojo už teisingumą, skleisdami pasauliui tiesą, už tai atsėdėjo kalėjimuose. O ne jūs, kurie leidžia trypti ir niekinti taip sunkiai iškovotą teisę siekti teisingumo. Ponai ir ponios, Seimo nariai, labai norėčiau, kad šiandien balsuotumėt už teisingumą, o ne iš iškrypusios prokuratūros melo pagrindais paskleista istorija. Tai, kad mūsų prokuratūra iškrypusi ir nusikalstama, rodo daug faktų. Kas atsakingas už daugelio taip vadinamų rezonansinių bylų numarinimą, neišaiškinimą. Aš jų nevardysiu, nes jas visi gerai žino. Žino ir tie, kurie šiandien ruošiasi balsuoti už Neringos Venckienės atidavimą į prokuratūrą. Pedofilijos byloje taip pat nesimato prokuratūros teigiamo darbo. Nei viena žmogžudystė neišaiškinta, nenustatyta ir Stankūnaitės vaidmuo šioje byloje. Bet mergaitė per prievartą įgrūsta Stankūnaitė. Niekas nežino, nei kur ji yra, nei kaip ji gyvena. Atrodo, kad ji didžiausia nusikaltėlė, nes neleidžiama nei su giminėmis matytis ir jai negalima pasirodyti visuomenėje. Jis saugoma valstybės, bet taip saugomi ir kaliniai. Tik skirtumas tame, kad kalėjimuose leidžia retkarčiais pasimatyti. Venckienė turi būti teisiama už tai, kad nepriekaištingai prižiūrėjo tėvo netekusią dukterėčią. Visi žmonės, kurie matė nusikalstamą teisėsaugos darbą ir stojo ginti teisingumą, buvo išvadinti patvoriniais, o gegužės 17 dieną buvo sumušti policijos ir apšaukti tautos priešais. Tai gal didžioji pažangios visuomenės dalis, kuris stojo už tai, kad pirma būtų ištirta byla, o tik po to būtų imtasi tokios procedūros, kaip mergaitės atidavimas ir tai tik jai sutikus. Tai kas nusikaltėliai ir priešai? Ar visuomenė, kuri reikalauja elementaraus teisingumo, ar valys su savo šutvė? Atsakymas, man atrodo, vienareikšmis. Jie turi būti teisiami ir jie šiandien turėtų sėdėti kalėjime. Daugiau tylėti ir kentėti ir tokio teisingumo negalime. Ir tokio teisingumo netoleruosime, kai bylose šimtai klausimų ir nei vieno atsakymo. Šiandien jūs privalote supūvusi, tai yra Seimus. Šiandien Seimas privalo supūvusi ir visuomeniai pavojingą teisingumą pasakyti į normalias vėžes, o ne užsiminėti prokuratūros sukurtą bjaurystę. Čia ne paskutinis dalykas. Čia ne Venckienės problema. Tai yra problema iškrypusi ir supūvusi teisėsaugą. Tik mes piliečiai galime priversti šią teisėsaugą ir Seimą pastatyti į normalias vėžes. Jeigu Seimas pasirodys, kad tarnauja mafijai, mūsų pareiga išvyti, atstatyti, išvyti seimūnus, pastatyti
normalią valdžią. Mes juos rinkom, mes turim teisę ir juos išvyti. Dabar baigdamas norėčiau pasakyti. Sukilkim žemaičiai, sukilkim aukštaičiai, sukilkim visą Lietuvą. Į kovą aukštaičiai, į kovą žemaičiai, į kovą visą Lietuvą. Ačiū. Taip, baigiant mitingą, man patikėta perskaityti rezoliuciją. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui, Lietuvos Respublikos piliečių rezoliucija 2013 m. balandžio 9 diena. Priimta bendru sutarimu mitingo metu. Mes įvairių Lietuvos rajonų ir miestų žmonės, suprasdami nuolat blogėjantį mūsų šalies ekonominį bei dvasinį gyvenimą, reiškiame savo nuomonę ir reikalavimus visų lygių renkamiems valstybės vadovams. Pirma, nedelsiant grąžinti lietuvių tautai galią, realiai spręsti visus svarbiausius bendruomenės gyvenimo klausimus per visuotinio referendumo sprendimus ir laikytis jų kaip neginčytinų aukščiausių įstatymų veikimo. Antra, tuoj pat liautis bet kokio politizuoto persekiojimo Seimo nariai Neringai Venckienei bei visiems asmenims, kurie atvirai reiškia nepasitikėjimą valstybėje įsigalėjusią neteisingą teismų veiklą, nukreipta tik paprastų žmonių gniuždymui. Trečia, sudaryti tarptautinės rezonansinių bylų tyrimo grupės. Ketvirta, viešai skelbti visų valstybės tarnautojų nusikalstamos veiklos mastus ir pirmiausia juos spręsti teisminę tvarką, išieškant padarytą žalą iš konkrečių nusikaltėlių. Penkta, įtvirtinti nuostatą, kad ne vienoje valstybinės veiklos srityje bet kokių lygių vadovų atlyginimai neviršytų 3 realių vidutinių atlyginimų dydžio. Šešta, kuo greičiau nuniokotų bankų turto pagrindus steigti valstybinį komercinį banką, kuris užtikrintų nacionalinės valiutos stabilumą. Septinta, atstatyti ir konstituciškai įteisinti svarbiausių energetikos, kitų gamybos ir aptarnavimo sričių valstybinę bei kooperatinę nuosavybę, kaip būtina konkurencijos sudedamąją dalį privatinės nuosavybės monopoliui. Aštunta, visų gamtos išteklių žvalgymui bei naudojimui leidimus išduoti tik gavus visuotinį bendruomenių pritarimą. Devinta, peržiūrėti visas tarp valstybinės sutartis, kurios veikia nelygiaverčiai mūsų tautos ir krašto vystymo požiūrių. 10. Įteisinti visų lygių vadovų tiesioginius rinkimus, taip išvengiant partijų diktatūros ir jų nereikalingo finansavimo. 11. Daugiau valstybinio rūpesčio skirti jaunoms šeimoms, suteikiant nemokamai žemės sklypus ir neprocentinius kreditus, kad liautųsi pražūtinga migracija ir tautos nykimas. Mes čia susirinkusieji visomis priemonėmis sieksime, kad šie reikalavimai būtų kryptingai įgyvendinami ne gobšuoliškų grupuočių, o lietuvių tautos labui. Tiesą gal galima tik laikinai nuslėpti, pakišti po užnuodytą kaldrą. Ji gali verkt, dejuoti, rėkti, nes ji tiesa, tiesiog tiesa. Jos bijo, tam tos juodos kaukės, jos trūksta, tam žmonių rauda. Dangus taip graudžiai apsiniaukęs, išprievartauta Lietuvos tiesa. Tačiau ji nuriedės iš ašarų, gal pumpurų pavasarį pražys, galbūt sušildys, tarsi saulė vasarą, ar rudenį tiesiog mums ant galvos nukris. Ir tik tada, kai mes visi pajusim žaizdą, ne tik galvoj, bet žaizdą Lietuvos. Ir tik tada suprasim tikrą vertę, taip trokštamos visų tiesos. Gerbėmieji, skubi informacija iš Seimo. Neringos Venckienės Seime nėra. Vyksta jos neliečiamybės klausimo svarstymas.
Už Neringą Venckienę ginamąją kalbą sako Jonas Varkala. Labai panašu, kad vis tiek balsavimas šiandien įvyks. Kas galite, nueikite į Seimą. Ačiū. O dabar paprašykim gerojo Dievo, kad mūsų himno žodžiai išsipildytų. Sugiedosim Lietuvos himną. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės. Tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul Dievas Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Tepadeda mums Dievas. Ačiū visiems. Šaukiu aš tautą, GPU užguita ir blaškoma it rudenio lapus. Į naują vieškelį, į naują buitį, kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs. Šaukiu lietuvį, burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies, kad tamsiame vidurnaktį nežuvę pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt. Iš sutemų, iš prieblandų išeikit, uždekit naują ugnį širdyse. Vergams palikit vergo naktį klaikę, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu balsu tėvų, dievų ramovės ir jūsų krikšto atgaila šviesa. Stovėkit amžiais čia, tvirti kaip saulė stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia.